Jūs nugalite ministrę, kuri tampa partijos laikinąja pirmininkė. Jums pačiam buvo netikėta, ar jūs galite patikėti, kad balsavo už jūs, už kraštutinį dešinį, o ne už dešinįjį tie, kurie nepateko į antrąjį turą. Taip, tai yra kairieji labiau. Galiu patikėti, taip yra. Be abejo, nuostabos irgi šiek tiek yra, nes tas skirtumas buvo didelis. Aš niekur neslėpiau po pirmo turo, aš stebėjausi patekimų į antrąjį turą, nes taip politologiškai dėliausi, kad trečias turbūt tikriausiai liksiu. Tas skirtumas ten buvo labai mažas tarp antros ir trečios vietos, kaip neslėpiu, kažkiek ir sėkmė lemia tokius dalykus. Bet galiausiai pavyko į antrą praeitį ir tada antrame ture jau susideda labai daug veiksnių. Yra tie žmonės, kurie palaikė mūsų pasaulėžiūrą, tai ką mes šnekėjom, jūs sakot kraštutinė dešinė, aš manau tiesiog dešinė, nieko aš čia kraštutinė nematau. Bet vis tiek skiriatės nuo dešiniųjų konservatorių. Be abejo, skiriamės. Dešinumas iš vis dabar, ką jis dabar reiškia. Ir liberalas, ir konservatyviausias žmogus visi jie po dešinę etiketę ir čia taip gan sudėtinga ir aš manau, kad žmonės taip nelabai masto. Bet kuriuo atveju buvo tie, kuriems ta išsaugoti lietuvišką Lietuvą idėja buvo įdomi, suprantama ir rezonavo, tai tie, kurie palaikė pirmame ture. Dalis žmonių, aš manau, balsavo strategiškai pirmame ture, balsavo už Tėvynės sąjungą ir jos kandidatę, nes tai yra didelė jėga, kur tikrai neišmesi balso. Tai tokių žmonių mes skaičiavomės, kad mes privalom ir dalį jų patraukti mano pusėn šioje vietoje, nes kitaip tiesiog neužteks. Neįmanoma laimėti, nepatraukiant dalies tų, kas buvo už Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę pirmam ture. O ir pačių konservatorių, manote, patraukėte? Taip, tikrai taip. Nu, žinot, niekada negali patikrinti, ar žmogus tiesą sako, bet kadangi apėjom su didžiulė komanda, apėjom nuo durų iki durų visą apygardą, tai tikrai buvo daug žmonių, sakyčiau, dažniausiai jaunesnių žmonių, kurie sutiko su tuo argumentu. Sako, taip, Radvilė jau yra Seime, mums patinka Tėvynės sąjunga, bet jūs irgi protingi, kultūringi, argumentuota, tai yra teisinga, ką jūs keliat, mes balsuosim dabar už jūs. Aš nežinau, kiek tokių žmonių buvo, bet kažkiek ir to buvo. Tada, aišku, buvo tas sentimentas prieš konservatorius, buvo ir tai, kad aš esu visiškai vietinis žmogus, iš tos apygardos absoliučiai. Tai visą tai, manau, susidėjo, bet kurio vieno to veiksnio turbūt nebūtų užtekę. O kur jūs matote save dabar Seime? Kur jūs save deleguosite šitam naujajame Seime? Tai yra, jūs galėtumėte jungtis prie centro kairės, ar jūs būtumėte opozicijoje? Bet kaip tada opozicijoje su konservatoriais kartu? Tai žinot, buvimas opozicijoje kartu yra iš esmės visiškai formalus tas kartu. Tie, kas yra opozicijoje tiesiog todėl, kad jie nėra koalicijoje. Dabar Vilniaus miesto taryboje irgi mes kaip nacionalinio susivienijimo grupė esam opozicijoje kartu su Lenkų akcija, su socialdemokratais, su Zuoku, su kuriais tikrai neturim ideologiškai beveik nieko bendro, tiesiog mes nesam koalicijoje ir iš skirtingų kampų labai dažnai labai skirtingai tą kritiką reiškiam. O kartais man yra labai svarbu tą akcentuoti. Reikalinga palaikyti valdančiuosius ten, kur atrodys teisinga, ką jie daro, ir kritikuoti ten, kur tai, ką jie daro, atrodys prieš valstybės interesus. Negali būti to banalaus buko balsavimo prieš valdžią, nes jinai valdžia, o to opozicija. Aha, tai jūs neatmetate, kad palaikysite ir centro kairės kai kurios sprendimus? Be abejo, kai kurios sprendimus. Ir uždavinys yra siekti ir argumentuoti, ir kovoti, ir kartais gal ir protestuoti tam, kad būtų suprasta, išgirsta ir teisingi sprendimai būtų priimti tų pačių valdančiųjų. Nes tikslas nėra sužlugdyti jų balsavimus, tikslas yra padaryti viską, kad kuo daugiau teisingų sprendimų būtų priimti. Bet kadangi jūs iš savo partijos patekote tik vienas, o vienas lauke ne karys, šiuo atveju Seime tas labai aiškiai matosi, tai ar jūs turite nusimatęs bent vieną darbą, kurį tikrai sieksite įgyvendinti? Konkrečių darbų yra labai įvairių, bet aš noriu likti prie pagrindinio akcento, tai, ką mes kalbėjome ir per rinkimus, kaip nacionalinis susivienijimas, tai yra tas lietuviškos Lietuvos išsaugojimas. Mes šiandien turime masinės imigracijos problemą, kiek aš matau ir būsima valdžia, kuris suksis vienaip ar kitaip aplink socialdemokratus, tokios problemos nemato. Jie visada kalbėjo apie tai, kad imigracija yra gerai ir kad tas liberalizavimas migracijos taisyklių yra gerai. Tai vadinasi, poreikis kelti šitą problemą ir priversti ją rimtai žiūrėti išlieka. Ir ten yra daugybė punktų ir pjūvių, kaip galima tai taisyti. Ir dėl kiekvieno iš tų punktų kariausim, bet bendra tokia linija tai lieka, kad vis dėlto masinės imigracijos problemą būtina spręsti. Aš nematau parlamente, kas dar tą darytų. O dėl Kazio Škirpos esate aktyvus labai jo atminimo įamžinimo gynėjas. Manote, padės Seimo nario mandatas? Reikės rasti būdų, kaip padėtų. Šiaip tai tiesiogiai pirmiausia yra savivaldos klausimas, bet visada gali rasti, kaip prisidėti prie tau svarbaus klausimo sprendimo.